Vaikinai, gal palaukia Marisos? Ne, nereikia. Ji nepersigalvos visada turi tvirtą nuomonę. Aišku, kad visko atsisakytų dėl grupės. Aš irgi. Esu pasiruošęs išeiti dienos šviesą. O jūs? Aš pasiruošęs. O kaip tavo tėvas? Pasikalbėjom. Neprieštaraus? Nežinau, jam teks susitaikyti. Grupės aš nepaliksiu. O tu? Gerai, pablitai. Mano tėvelio nėra, todėl darysiu, ką noriu. Jėga, dabar erevei pasiek šlovės viršūnę. Taip, turim išgarsėti. Reikia, kad mūsų dainas grotų per radiją, rodytų per televiziją, taip. Reikia ir savo įvaizdžiu pasirūpinti. Apranga ir panašiai. Taip, palaukit. Čia kils didelis triukšmas ir Dunovas neleis mums repetuoti skalbykloj. Teks susirasti kitą vietą. Tikrai, ką darysim? Palaukit. Turiu puikią vietelę, savo butą. Galim ten repetuoti. Tikrai? Tikrai? Taip, kodėlgi ne? Pablai, tu genijus, puiku. Kada galim pradėti? Šiandien pat? Galim repetuoti jau šiandien? Šiandien? Gerai. Negaliu patikėti. Gerai, einu Marisai pasakyti. Einu. Ką čia vyki? Koks paniurės. Labas, kur Roksana? Roksanos nėra. Išėjo į parką su vaiku. Tokį mažą jau veža laukan? Tai paguldo vežimėlį ir nuveža, kad pažiūrėtų, kaip kiti vaikai žaidžia. Keista. Kodėl keista? Visi vaikai eina į parką. Keista, nes vežimėlis čia stovi. Kas čia daras, tėvelį? Ką nuo manęs slėpi? Roksana mane paliko, dukrelė. Išėjo ir vaiką pasiėmė. Vežimėlį paliko, nes aš nedaviau. Jis man daug kainavo, neduosiu. Kas atsitiko, tėvelį? Kodėl jį tave paliko? Nes jis beprotė, dukrelė. Roksana beprotė. Net nežinau, ką pasakyti. Dabar gali bet kada čia ateiti. Dabar čia tavo namai. Gali ateiti ir išeiti, kada tik nori. Gali šiandien pasilikti, jei nori. Nežinau, tėvelė. Kodėl? Juk sakei, kad mokyklai duoda 2 laisvas popietės. Aš vienas, dukrelė. Žinau, bet negaliu, tėvelė. Gali ateiti man padėti. Būk gera, padėk tėveliui, prašau. Na, gerai. Viskas gerai? Taip, nors nesuprantu, ko mes ten važiavom. Marisa, tu protinga mergaitė. Jau laikas liautis apsimetinėt maištinga. Aš neapsimetinėju, aš esu maištinga. Tau taip atrodo. Nelabai išmintinga maištaut tarp 4 sienų, kurios tave saugo nuo tikrovės. Nuo pat pradžių kovoju šitoj mokyklai. Saugusieji dreba mane pamatė. Norėtų, kad galą gaučiau. Marisa, tu maištauji tik todėl, kad tau noris. Kiekvienas draskytų akis žinodamas, kad jam niekas negresia. Didžiausia bausmė – kuolas arba pastaba. Mane čia uždarė, ką man daryti? Per daug šneki ir tiek. Jei maištautum prieš nehumanišką sistemą, būtų visai kas kita. Štai kas būtų iš tiesų prasminga. Prieš sistemą, kuri trypia žmonės ir jų svajones tobulėti. Tu irgi daug šneki. Jei tai tiesa, per daug sudėtinga. Taip, sunku, bet nėra neįmanoma. Viskas turi prasidėti nuo tavęs. Viskas gali pasikeisti. Pati turi pasikeisti, Marisa. Ir tai būsi tokia pat kaip jie. Marisita, nusikaltėlis. Nusiramink, mama. Paduosiu į teismą už tai, kad mano dukterį visur reikia išsivežiai. Kaip jauties, Olelė, kaip jauties? Gerai, labai gerai, mama. Leiskit paaiškint. Nieko neaiškinkit, nutilkit. Mama, aš paaiškinsiu, labai norėjau. Ko? Visur reikia pasivažinėti, labai smagu. Ateik, viską papasakosiu, toj papasakosiu. Marisita, tikrai viskas gerai, Olelė? Viskas gerai, kodėl mokais? Ką veikia, dink. Kodėl mokais? Begėdai, atstok. Koks piktas? Užsidirbsi vieną dieną. Užsidirbsi? Dar pažiūrėsim. Pablas skambina. Atsiliepk. Nekalbėsi? Aš ne Pablas. Vis tiek atsiliepk, kvailiai. Klausau. Valerija? Virtualioji gražuolė? Tai iš interneto. Atsiliepk, kalbėk. Alio, taip, čia gidas, ką? Draugą pakviest. Čia aš gidas, kaip galėčiau pamiršti, kad žadėjom kur nors nueit. O tu nepamiršk atsives 2 draugių. Ne, aš neisiu. Minutėlę. Man nereikia, aš neisiu. Asilas. Planai pasikeitė. Reikia tik vienos draugės. Pasiruošk. Po valandos ar pusantros susuksiu tavęs paimti. Sakyk adresą.
50. Puiku. Iki pasimatymo. Bučiuoju. Jėga. Klausyk, Vaily, kodėl susitarai Pablo nepaklausęs? Kai kurios reikalus tvarkai, nieko neklausęs. Kodėl tu nenori? Aš jau susitaręs. Susitaręs su kuo? Nesiruošiu sakyti. Aš susitaręs, nesiruošiu sakyti. Eik savo. Pats eik savo, Vaily. Apsimeti kietuoliu, kvailys. Nusiramink, mama, nusiramink. Pastaruoju metu visai pašėlai. Prisiek ranką ant širdies padėjusi, kad prie tavęs nelindo. Kokį serialą žiūri, mama? Nežinau, man jis nepatinka. O man nepatinka tavo psichinė būklė. Kodėl jis turėtų prie manęs lysti, išprotėjai? Stengiuosi tavim rūpintis. Eikš, paklausyk. Ką veiksi su to gerbėju, kurį Andresas surado? Man visai ne tas galvoj. Mama, pasinaudok progą. Nė už ką, tikrai neįsi į pasimatymą su nepažįstamoju. Aš ne paauglė. Mama, dėl manęs. Neįtikinsi, nesutinku. Jei mane myli, turi nueiti. Na gerai, bet tik dėl tavęs. Gerai, ačiū. Ačiū. Ačiū, man reikia bėgti. Laura, matei Bianką? Ji tavęs ieško. Nemačiau, ko norėjau. Nežinau, tavo seseriai kažkas atsitiko. Kas Lolai daros? Nieko, viskas gerai. Nemeluok. Net tavo mama buvo atėjusi. Tikrai ne viskas gerai. Kas atsitiko? Kodėl kišiesi mano gyvenimą? Nes viena nesusitvarkai, lės padėt. Žinai ką? Nereikia, Marisa. Čia šeimos reikalas. Man nepatinka, kai kiti kišasi į mano reikalus. Marisa, ką? Šiandien vakare repetuojam pas Pablą. Taip. Puiku ir ką? Nusišypsok. Geriausias naujienos dar negirdėjai. Nusprendėm, kad Dariovai daugiau nebesislapstys. Bent šiek tiek sveiko proto. Sveikas. Merginos, susipažinkite su naujuoju grupės techniku. Ne, kodėl jis? Ne. Kodėlgi ne? Net tarp žiūrovo nenorėjo matyti. Kodėl? Nenoriu, kad su manim. Kodėl nepasitarėt? Nemaniau, kad taip svarbu. Nesvarbu, kas garsą reguliuos. Nenoriu su juo dirbti ir baigta. Nesipriešink taip. Galiu puikiai dirbti. Žinau, kad puikiai išmanai. Marisa, tau niekaip netiksi. 3-1. Diegas pasilieka. Ačiū. Jis čia, matei? Ne, dar ne. Žadėjo laukia palaukti. Einu pažiūrėti. Palauk čia. Sonia Rei, man didelė garbė, kad apsilankė šitam kukliam bare. Jis tavo?